Ką, sveiki kolegos, seniai besimatėm, galvoju reikia padaryti video, nes rytojaus planuose yra išvykti pagaliau į žvejybą po ilgesnio laiko ir žvejosim su plūdine meškere. Be galo man patinka šis variantas, tiesiog dabar labai daug tokių žmonių, kad gaudo su method feederiu, su feederiu. Aš irgi labai mėgstu su method feederiu gaudyti. Ir ta plūdinė meškerė tiesiog nusistumia į šoną ir rasti jai laiko galim tik tais, kai yra laisvo laiko. Tai vat norėjau parodyti, aišku, profesionalam, plūdinistam, kaip aš vadinu. Gal to video ir neverta žiūrėti. Tiesiog noriu parodyti, kaip surišti plūdinę meškerę linų žvejybai. Tai kaip jau supratot, rytoj bus taikinys plūdinė meškerė linų žvejybai. Tai va, ką darom? Pagrindinis valas yra 0,18 ir 0,8. Tai realiai 0,19 kolmiko Steel valas, kurio galite įsigyti žuklė.vilkijoje.lt pas Gytį. Tikrai parekomenduos. Valas jau ir išbandyts. Žiauriai stiprus. Jeigu trūks, tai trūks tik pavadėlis. Ne vienos plūdės dar kol kas nenutraukiau ir manau, duok Dieve nenutrauksim. Aišku, žiūrint kokią žuvį gaudys. O šiandien noriu parodyti, kaip susirišti elementariausią sistemą lynui, kaip rišu aš. Tai ko, mums reikės slankiojančių švinų, aišku, žirklių, žinoma, plūdelės. Šiuo atveju naudosim 3 gramų Expert. Naudoju visą laiką. Nesvarbu, koks yra valas, ar ten 0,21, ar 0,22, ar 0,25. Vis laik vis tiek dedu pavadėlį. Bet kokiu atveju. Pavadėlių ilgis dažniausiai būna 0, atsiprašau, ne 0, o 40 cm. Ilgiausias pavadėlis, katrą naudoju linų žvejybai. Toliau mums reikės, aišku, kabliukų. Prie plūdelės suktukas su užkabekliu, kaip aš vadinu, plūdei. Ir naudoju visą laiką greitąsias jungtis. Tuos greitosios jungtis labai palengvinu, iš tikrųjų, pavyzdžiui, pakeis pavadėlių storį, jeigu nori dar kažką. Ir, žinoma, kaip be stopmazgių. Stopmazgiai paprasti, Jackson, galit naudoti bele kokius. O kabliukai tai, kurios naudoju visą laiką linų žvejybai, tai realiai Owneris. Iš Owner. Čia dabar turiu paėmęs į ranką 6 numerio, storintos velos. Nenusiploninkit kabliukų storio, nes lins iš tikrųjų ir stipri žuvis, ir kai lins užkim, tai patikėkit, yra, žinokit, reikalų. Ne vieną normalų ir didelį lyną esu buvęs pagavęs, tai iš savo patirties nepatariu imti pačios ploniausios velos ir, aišku, pačių pigiausių kabliukų. Bent jau aš naudoju vis laik Owner, patikrintą firmą. Ir, aišku, reikės faktas, plūdekas stovėtų švinukų. Tai ką, visų pirma, ką darom, paėmam stopmazgius. Išsitraukiam. Valas jau pervertas yra per meškerykotį. Tikiuosi gerai mane girdit. Prakišam iš pat pradžių stopariuką. Per valą.
Tada ką darom? Jamam šios mikro plūdai skirtus užkabeklius su suktuku. Bet čia yra žiauriai mikro, jeigu matot. Šiaip galite įsigyti, manau, kiekvienoj parduotuvėj tikrai turi turėti. Nereik ten bombinių kažkokių ten labai didelių. Jums laiko tik plūdė. Jeigu žuvis nutrūks, tai nutrūks tai su viskuo. Perveriam šitą suktuką. Ir ką toliau? Taip pat vėl dedam stoparą. Aišku, visiems kils klausimas, kokio velnio du stoparai. Va tokie velniai yra, kad, pavyzdžiui, nori plūdę, pavyzdžiui, pakelt. Užeis toks noras, kad bam, aš nenoriu slankiojančius. Ir, atsiprašau, neėjo pravertai, teko su dantim. Nenoriu, tarkim, slankiojančios plūdės. Tai va, stopariukai sustumti į krūvą ir jūs turit neslankiojančią plūdę. Viskas labai paprasta ir labai lengva. O jeigu, tarkim, norit truputėlį, kad plūdė slankiojantų, va, biškį paleidžiat į apačią. Pagrindinis gylis ant viršutinio stoparo, o apatinę galit visiškai reguliuoti, taip kaip reguliuosit švinus. Kas toliau? Toliau. Aš pagal eiliškumą visą laiką dedu šviną, per kurį praveru, jis slankioja. Vienas švino gabalėlis turi būti vis laik slankiojantis. Bent jau mano tokia yra nuomonė, kai aš žvejoju lynus, kad būtinai turi būti viens švinuks, katras turi būti slankiojantis. Švinuką veriu, atsiprašau, ne taip, bet va taip. Daug kas klaus, kodėl taip daroma, bet tiesiog gal čia įsitikinims. O gal ir padėt, nežinau. Lina yra atsargi žuvis, tai išbandom tiesiog viską, ką mes turim ir kaip išgalvojam. Na ir ką toliau? Faktas. Veriam porą švinukų. Užspaudžiam. Aišku, naudokit replytės. Dantų negadinkit, kaip aš vadinu. Bet tiesiog čia yra jau įprastas būdas, kaip užspaust šviną, ypač žvejybos metu. Viskas paruošta. Švino, aišku, švino dedam tiek, kadangi aš vandens dabar šalia neturiu. Pasitikrinti nėra galimybės, pasitikrinsim rytoj nuvažiavę. Svarbiausia yra pasiruošti sistemą, su kadra gaudys. Tai va, realiai sistemelė visa jau yra paruošta. Tik ką mes padarom, surišam dar greitąją jungtį. Greitoji jungtis yra iš klaruso, labai smulkiai, šiaip labai gerai laiko aš ir su feeder meškere jį naudoju, kai labai reikia pakeisti greitai pavadėlius, kad nereikėtų ten raišiot ir vargti. Tai ką mes darom? Irgi praveriam per valą. Jeigu pastebėjot, valas yra užsilenkęs čia, kai vėriam stoparus, tai aš visą laiką nukerpu, nes šitas valas ir šitą atkarpą valų ir nereikalinga, tikrai nepalikit ir neriškit prie jos ten suktuko, dar kažko. Aišku, galit naudoti dvigubą suktuką, nebūtinai naudoti yra greitosios jungtės. Galit dvigubą, trigubą, kokį suktuką turit, bet patariu, visą laiką naudokit suktuką. Nes kai užkabinat musės lervos, jos sukas, to jau pradėt pavadėlis pintis ir būna labai daug problemų, paskui žvejyba tampa kančia. Tai ką, 5 kartus apvyniojam,
Galima 6, galima 7. Čia jau nuo jūsų paties priklauso, kaip jūs norit. Ir prakišam vieną kartą. Gal užtektų ir vieno, bet aš mėgstu visą laiką, kaip sako, 2. Prakišam 2 kartus. Truputėlį užtempiam. Ir faktas, ką darom prieš užtempiant, žinom, paseilėjam. Kad valas būtų atsparesnis smūgiam ir kad sugertų visus smūgius nenutrūkstant. Tai va. Įtempiam. Ir likusi galą. Aš vis laik palieku centimetrą. Nukepam. Ta centimetrą, žinokit, tikrai žuvies nepabaida. Ir va, turim surištą sistemelę. Galim užkabinti plūdę, kad jūs pamatytumėt, kaip šita sistema atrodo. Aišku, yra reikalų užkabinti, nes yra žiauriai tas mažas užkabeklis, kaip aš sakau. Ir štai va. Šiuos švinus, kuriuos užkabinam, leidžiam prie suktuko, prie greitosios jungties. Ir vat, parodyti, kaip sistemelė atrodo. Štai yra mūsų sistemėlė. Čia yra greitojo jungtis, jeigu matot. Ir va, 2 stopariukai, kaip sako, organizuoja plūdę. Kokiam gylį, kaip jūs norit, ar norit slankiojančią, norit neslankiojančią pasidarot. Viskas 2 stopariukai, bent jau aš visą laiką taip darau. Aišku, čia gal ir švino mažai bus, bet kaip pavyzdį norėjau parodyti, kad vienas švinas apačioj, vienas švinas viršui. O po to žvejybo jau dėsim švinus viršutinį pakeliam ir už šito vat dedam 1, 2, 3, 4, 5 ir matuojam, kiek jūs norit, kad plūdė panertų. O prie greitosios jungties ką? Rišam pavadėlį, jūsų pasirinktą ilgį, kokį jūs norit, ką jūs gaudysit. Jeigu gaudysit lynus, tikrai patariu, naudokit didelius kablius ir storintos vielos. O ką toliau patart? Žvejys susimasto pats. Žvejyba yra kūryba, kaip sako. O kur mes susitiksim? Žvejybai. Laukit mano video. Gyvenimo žuvis. Iki.